Sveiki! Turbūt jau teko girdėti, kad atsinaujins Canva puslapis, Canva švyti, Canva Glow. Tai aš jau šią versiją naudoju nuo gegužės mėnesio, tačiau šiandien ir rytoj iki 18 valandos jūs taip pat turite galimybę atsinaujinti Canva puslapį. Tai jeigu jūs neatsinaujinsite, vis tiek visiems Canva vartotojams jis bus atnaujintas. Ir jis atrodė štai šitaip, įėjus į savo dizainą, matysite šiek tiek pasikeitusi meniu. Ir jeigu jūs nuspręsite atsinaujinti, jums reikia ateiti į savo Canva puslapį ir 7 kartus paspausti mygtuką For You. Atsiminkite, kad jeigu pereisite į naująjį Canva puslapį, į naująją Canva aplinką, Canva Glow, sugrįžti atgal neturėsite galimybės. Tad jeigu nusprendėte, galite tai padaryti. Taigi Canva pradžios puslapyje spaudžiame pirmąjį mygtuką For You 7 kartus. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ir štai atsiranda toks langas. Galime spausti Turn it on. Priminsiu, atgal sugrįžti neturėsite galimybės. Tad jeigu turite daug darbų su Canva ir neturite laiko naujovėms, nes tikrai prie naujojo puslapio reikės priprasti, reikės skirti tam laiko, tai tada šio mygtuko nespauskite, grįžkite į savo Canva ir laukite, kol Canva jums atnaujins šį puslapį. Greičiausiai jie atnaujins palaipsniui, po truputį, kaip ir dabar matome nežymius pakeitimus labai dažnai, tačiau jie bus integruoti ne taip sparčiai. Jeigu nuspręsite pasikeisti jau šiandien, spauskite Turn it on. Ir štai mano Canva Glow tuoj bus pajungta šiam puslapiui. Ir dabar mes jau galime spausti, kad pradėti kurti naują dizainą. Prisijungiame prie savo paskyros, suvedame slaptažodį. Ir štai naujoji Canva aplinka, Canva Glow, jau bus pas jus. Tai priminsiu, ši galimybė yra iki rugpjūčio 14 dienos, 18 valandos, jeigu norite Canva Glow. Ir žinoma, visas Canva naujienas ir Canva mokymus, kuriuos organizuoju aš, Indrė Maraščikienė, galite sekti Facebooko puslapyje Canva mokymai. Jeigu neturite laiko nuotoliniams mokymams, visus mano paruoštus mokymus rasite puslapyje coursera.lt. Tai čia jūs galėsite jungtis ir studijuoti savo patogiu laiku. Jeigu turite klausimų, rašykite man indrevel@gmail.com ir sakau tiek šiam kartui, iki kitų susitikimų.